krūva video industrijos profesionalų iš Klaipėdos sugalvojo susėsti ir pradėti pasakoti apie tai, ko žmonės dažniausiai nemato. Nes buvo labai gera komanda. Mes turėjome visą įrangą išpildymui, techninę dalį. Bekalbant kartu, norėčiau pabrėžti, kad viena iš svarbiausių mano profesijos dalių yra bendravimas. Bendraujant su savo kolegomis, pasiūliau, gal padarome audio tinklalaidę be vaizdo. Ta prasme, bus gal pigiau. Susėdom ir pašnekame, gal kažkam bus įdomu, mano tokia mintis. Ir įmonės direktorius sako, tai yra kameros ir apšvietimas, visa technika puikiausiai laukia jūsų, darom visų video, nes visi nori video, matyti veidus, kas šneka. Aš nemėgstu būti prieš kamerą, čia nėra mano arkliukas, nežinau, ar sugebu adekvačiai vieną mintį išpasakoti, bet tiek to yra komandos nariai, pabandėm vieną laidą, antrą, trečią ir prieš darant netgi pirmą pasakėm, ar mes galime, mes esame realistai, kad mums reikės kepti tas laidas dažnai kas savaitę. Tai neišeidavo, dabar sustoja vasarai, nežinau ar tęsim toliau, bet vasarai visada sustodavom, nes daug darbų, kad mes žinojom, kad reikės kas savaitę turinį kurti. Tai prisėdę kalbame apie tai, ko mes daug turime darbo filmavimo aikštelėse. Padarėm vieną, antrą, trečią, man pradėjo patikt. Sėdi, bendrauju su savo kolega, su kuriuo važinėjai pastoviai. Nežinau, ar žiūrėjai mūsų tinklalaidą? Ja. Tai yra užkulisinių tokių juokingų istorijų, šiaip apie gyvenimą. Ir su laiku mes pamatėm, kad mums jau nėra apie ką kalbėti, reikia svečius kviesti. Tai kaip ir tu kvieti pašnekovus, svečius, ir pradėjome rašyti ir nepatikėsi, visi atrašė. Ir visi iš tokiam lengvam šoke, wow, jūs darote, kur galim pažiūrėti, nusiunti nuorodą, gerai, kai būsiu Klaipėdoje su reikalais, skirsiu jums laiko ir taip iš pradžių per savo artimiausių ratą prasiėjome ir paskui pradėjo žmonės važiuoti iš Vilniaus, iš Kauno. Tai natūraliai mes planavome, kad tai ne finansinis atlygis buvo svarbu pašnekėti kaip psichologą. Tai mes sutaupėme psichologą savotiškai, nemažai babkių ir kalbamės vien su kitu ir išsivalom. Ir su kolega susitinki pašnekėti, pas jį irgi panašios problemos, kelias kitoks, bet kalbame apie vieną dalyką. Nes mes mėgstame, mylime tą amatą ir mums patinka apie jį kalbėti po darbo, todėl ir pasivadiname čia po darbo, nes po darbo šnekamės apie darbą, tai visai nukvakia, bet vienu žodžiu auditorija auga, nežinau, jinai nėra didesnė, kokia gali būti, turbūt tie 300 kažkiek 80-400 stebėtojų, jų tiek ir yra, kam. Čia yra Klaipėdos interneto auditorija. Bet daug kas Vilniui žiūri. Tai mes buvom renginiuose, tai prieina, pasisveikino, žiūrim jūs, vieni iš technikų, kurie ten laipė viršui ir motorus kabina, irgi paspaudžia ranką. Faina paskutinė laida buvo, perduoda linkėjimus, o kur Edgaras, sakau, jisai kitam renginį perduok linkėjimus. Ta prasme, faina labai, žinai, kai tie, kurie dirba, kurie laipioja, jie turi laiko YouTube'ą įsijungti ir pažiūrėti, kaip mes ten šnekamės apie kažką. Ir norėjusi tokiu būdu ir pasireklamuoti organiškai. Kodėlgi ne? Mes esame profesionalai, mes dirbame kas savaitę, kasdien vos nevažinėjame ir judam krūtam, kodėlgi nepasisakius, kad mes čia, kuo daugiau. Dabar madoje yra parodyti veidą, kad už prekės ženklo yra
žmonės, o kaip jie atrodo? Tai va, jūs visus mūsų ten esminius ir pamatėte, tik Joną nepamatėte, nes jis slaptasis mūsų balsas, gražusis linkėjimai Jonai. Ir jo neišrodėm, niekas taip ir nežinojo, kol kažkokiam renginy jisai priėjo, pradėjo kalbėti ir žmogus, tai čia tu, už kadro balsas gražus. Tai jo. Jis vienintelis nepateko į kadro, taip visi Marius buvo, linkėjimai, Edgaras, Saša ir yra dar kitų, kurie maigė, kurie pajunginėjo, nes ten yra daug techninių sprendimų, nes mes turėjom ne vieną, kaip pas tave, o 3 kameras ir pultą. Per pultą ėjo viskas ir garso kortoje, tai garsą galėjai reguliuoti tiesiogiai. Va, ir natūraliai viskas vystėsi, kad mes jungiame žmonės, jie sėda pasižiūrėti, suprasti, kad Klaipėdoje galbūt aš ne vienas, žiūrėk, yra ir šitie, ir tu esi, Memiltokas yra, ir dar N žmonių, kurie užsiminėja tokiais pat dalykais, turi problemų, stengiasi, nori augti ir taip toliau. Tai manau, tai padėjo šiek tiek atrakinti tą požiūrį, kad Klaipėdoje vyksta daug įdomių dalykų. Mes paprasčiausiai nenorime kuklesni, aš apie save kuklesnis, aš nenoriu šaukti. Bet atėjo laikas sustabdyti šitam kuklumui ir išeiti į viešą erdvę ir pasakyti labas, sveiki atvykę į Memiltok. Tai manau, šitas projektas daug ką gero atnešė ir įmoniai, ir bendruomeniai, daug jaunų žmonių sužinojo ir atėjo pas mus praktiką praeiti ir dirbti.